artėja mamos diena ir tai labai svarbi diena, ar ne? Vaikai ir dideli, ir maži skuba pas savo mamas, ne visų mamos laukia išskėstom rankom, kadangi kai kurios jau aukštai danguje. Ir Eduardai, tavo paties istorija. Santykis su mama, su močiute. Ar tu galėtum pasidalinti ją, nes tai istorija, kuri iš tikrųjų labai atskleidžia, kaip svarbu bendrauti, kaip svarbu girdėti, kaip svarbu kartais atlikti tą išpažintį. Ir labai svarbu, tai yra netgi svarbiausia, išgirsti, ką viens kitam sakom, ar ne? Ir gali papasakoti tą istoriją apie savo mamą, o po to ir apie močiutę. Ok. Norėčiau pradėti nuo vieno momento savo gyvenimo. Man buvo 32 metai, kai gulint lovai kambarį ir aš pamačiau virtuviai mamą, kuri stovi prie indų ir gamina valgyti. Ir aš savo širdį pajutau vieną įdomų klausimą. Ar aš suvokiu, kad aš myliu savo mamą? Ar aš galėčiau jai nuoširdžiai pasakyti apie tai, kad aš tave myliu? Ir iki skausmo aš prajutau, kad aš niekada gyvenime jai nuoširdžiai nesu pasakęs, mama, aš myliu tave. Priežasčių buvo be galo daug. Aš esu tas vaikis 90-ų pabaigos, 2000-ųjų metų pradžios. Tas gatvinio gyvenimo romantikos vaikis ir mane visiškai buvo pasiėmusi gatvę. Ir aš buvau dingęs iš savo šeimos, iš normalaus sociumo, bet kartu su tuo aš suprantu, kad į savo tėvų gyvenimą aš atnešiau be galo daug skausmo. Ta diena aš pamačiau moterį, kuri yra susikūprinusi, kuri yra labai stipriai suhudusi, sulinkusi. Aš nežinojau tuo momentu, kad jinai serga vėžiu, kraujo vėžiu. Aš nežinojau apie tai, kad jinai serga osteoporozę, kad jos kauliukai lūžta, bet aš pajutau vieną. Aš niekada gyvenime nepasakiau, aš tave myliu. Prieš tai buvo istorija apie mūsų gyvenimo patirčių supratimą, pripažinimą ir gebėjimą vienas su kitu pasidalinti. Gyvenau šeimoje, kur tėvas buvo vartojantis alkoholio, paskui jisai sustabdė savo vartojimą. Bet šitas vartojimas atnešė labai stiprų pėdsaką į mūsų šeimos gyvenimą. Mano mama gyveno vadovaujant šeimą. Jis buvo žmogus, kuris prisiėmė atsakomybę už šeimos augimą, auklybą, aprūpinimą. Ir tai padarė ją tam tikrą prasme kietą, reiklę ir einantį į priekį. Ir šiandien dienai aš galiu taip suprasti, kaip jau suaugęs vyras ir turintis savo šeimą. Bet tada man reikėjo mamos, man reikėjo moters, kuri jau nešiojo mane po širdim, man reikėjo jos švelnumo, man reikėjo jos pokalbių ir gebėjimų išgirsti ir suprasti. Bet viskas buvo kitaip, buvo griežta auklyba, buvo pakankamai daug rykštės, buvo pakankamai daug reikalavimo ir tai vietoj to, kad brandinti mane, tai mane žaloja, aš susidarydavau ir mano viduj augdavo neapykanta. Ir tada, kada aš tapau pakankamai fiziškai aktyvus, stiprus, man buvo jau 16 metų ir aš pagalvojau, kad aš esu pakankamai subrendęs ir suaugęs, aš galiu daryti sprendimus pats. Aš išėjau į gatvę ir prisijungiau prie gatvės judėjimo ir tai pradėjo mane auklėti. Išėjęs iš šeimos, aš atnešiau į šeimą be galo daug skausmo, nes tai buvo pakankamai daug iššūkių. Tai buvo įvairiausio pobūdžio ligoninių, tai buvo kalėjimai, tai buvo kažkokios pastovus policijos įsikišimai į mano šeimos gyvenimą ir tai buvo labai sunki našta mano tėvams. Bet aš nejutau labai stiprios tokios sąžinės graužaties dėl to. Aš galvojau ir kaltinau savo mamą, aš galvojau savo šeimą, kaltinau, aš taip noriu gyventi, tai yra mano pasirinkimas, aš esu suaugęs ir esu atsakingas už savo gyvenimą. Bet laiko einant, gyvenimas mus tam tikrą prasme atskyrė, aš buvau užsienį, grįžinėjau į Lietuvą, prasidėjo dar gilesnės mano psichologinės, dvasinės problemas, pradėjau patirti
savo tuštumą vidinę, prasidėjo alkoholis, narkotikai, aš iš vis atsiskyriau nuo šeimos, šeima dar stipresnis smūgis, tai buvo labai sunki našta ir ta kova už mane, už mano gyvenimą tęsiasi nuo 16 metų iki 31. Ir momentą, kada aš sugebėjau pripažinti savo gyvenimo paklydimus, prašyti žmonių pagalbos atsigręžti nuo gatvės, atsigręžti nuo gyvenimo netinkamam sociumui, atsigręžti nuo to, kas griauna tavo gyvenimą, aš supratau, kad man reikia atstatyti santykius su tėvais ir pirmą, ką aš turiu padaryti, aš turiu grįžti į šeimą ir pripažinti prieš savo tėvus savo paklydimus. Jeigu kažkam galbūt atrodo, kad tai yra labai lengva, man tai buvo labai sunku, man buvo iki skausmo sunku susitikti su savo tėvais, kurie visą gyvenimą kaltino mane ir visą gyvenimą aš kaltinau juos tuose šeimos nelaimėse. Ir kaip tai įvyko, mes atsisėdom prie vieno stalo. Prieš tai dar buvo momentas, kada pokalbėje mano mama pabandė mane apkaltinti tame, ką aš dariau praeitį. Ir aš pasakiau, stop, nuo šios akimirkos mes padarysim vieną dalyką. Aš pasidanau jo už stalo, jinai atsisėdo ant kėdės, aš atsisėdau ant kito krašto stalo. Ir mes pradėjom pokalbį, aš sakau, mama, mes niekur kitur nepajudėsim, mes kelsim vienas kitam tik tai skausmą didelį, jeigu mes šią akimirką su tavim neišpažinsim vienas kitam savo nuoskaudą. Ir mes aš pradėjau jai sakyti apie tai, sąžininkai, ką aš esu padaręs, ką aš esu pridaręs, nemeluojant, nieko neslepiant ir savo atsinešimo į jos kaip į tėvus, į mamytę išpažinau, nekaltinant, o tiesiog kalbant apie savo jausmus, apie savo gyvenimo galbūt supratimą tame skausme. Ir jinai išklausė, jinai pasakė, aš tave išgirdau. Ir pirmą kartą gyvenime aš išgirdau tokius žodžius iš jos. Aš prašau tavęs atleisk man už tai, kaip aš tave auklėjau. Už visą tą griežtumą, tam buvo daugiau negu griežtumas. Už viską, kur aš netinkamai kalbėjau į tavo gyvenimą, ką aš kalbėjau, kaip aš elgiausi ir kokį skausmą aš atnešiau tau. Žinot, aš galvoju, kad daug žmonių gali manęs neteisingai suprasti, kad tėvai turi čia atsiprašinėti savo atžalų, atsiprašinėti savo vaikų ir čia ne per gerai bus, kad čia reikia tėvams vos čia nesižeminti ar dar kažkas. Aš kalbu apie aišku supratimą, kurioje vietoje mes kaip tėvai galim atnešti žalą savo vaikams. Mano mamai užteko drąsos tai išsakyti ir manęs atsiprašyti. Aš pasakysiu, kad tai atnešė labai stiprų išlaisvinimą mano vidui, man labai stipriai palengvėjo ir dingo teismas ir pasmerkimas iš mano širdies, kurį aš nešiojausi už tą neteisybę, kurią gavau į savo gyvenimą. Pasikartosiu, aš labai aiškiai suprantu atsakomybę tėvų, atsakomybę mamų už tai, kad jos neša auklybos naštą, finansinę naštą, atsakomybę už visą šeimą. Aš ne apie tai, aš kalbu apie emocinį ryšį, aš kalbu apie išvis ryšį tarp tėvų ir vaikų. Šitas pokalbis mano atveju, jisai išlaisvino mano šeimą nuo kaltinimo vienas kitų, nuo smerkimo vienas kitų, nuo uždarumo vienas nuo kito. Tai išlaisvino galimybę turėti perspektyvą, bendrauti su šypsena ir besidžiaugiant vienas kitą matant ir girdint. Mano atveju atėjo išlaisvinimas, mano atveju atėjo galimybė kurti naujai santykius, daug brandžiau, daug pozityviau ir su didžiulė pagarba vienas kitam, pagarba tam, ką mes jaučiame ir taip, kaip mes suprantame šį gyvenimą, nekontroliuojant vienas kitą, o suteikiant santykiuose laisvę, be pasikartosiu kaltinimo ir pasmerkimo. Šita situacija buvo su mano mama ir iki pat mirties mes su mama išlaikėme tą pozityvų glaudų emocinį ryšį.
Ne kažkokios atsakomybės, ne poreikio, o emocinį ryšį vienas su kitu. Ir tai buvo man brangu. Šiandien dienai, nešant atleidimą mamos ir išgyvenant atleidimą jai, būnant jos laidotuvėse, verkdamas, aš jutau visišką laisvę savo širdį. Aš jutau tokią laisvę dėl to, kad aš spėjau išgyventi su mama santykiuose atleidimą vienas kitam ir tai suteikia mums visiškai kitą pojūtį vienas kito ir mūsų šeimos. Ir istorija su mano močiutė. Įtampa mano šeimoje buvo daugelėse srityse ir mes turėjom močiutę, kuri gyveno Baltarusijai. Tai buvo mama, mano mamos ir mano tėtų. Ir susirgant 92 ar 3 ar 4 metų, atsiprašant, neatsimenu, jinai grįžo į Lietuvą pas savo dukras ir pradėjo čia gyventi, gavo leidimą čia gyventi. Ir visi supratom, kad jinai čia ir kažkaip užbaigs savo kelionę. Nuo pat vaikystės, kiek aš atsimenu, tai buvo žmogus, kuris daug melsdavosi. Tai buvo žmogus, kuris tikėjo Dievu ir aš suprantu, kad nelabai jo pažinojo, nelabai suprasdavo pačio Dievo, nelabai suprasdavo jo atleidimo galios, jėgos, bet prieš pat gyvenimo pabaigą jinai patyrė Dievo artumą, jinai patyrė Dievo meilę ir jinai buvo sužavėta to Dievo artumo ir jo meilė. Ir vieną dieną aš sulaukiau skambučio, kad mano močiutė miršta. Ir aš su šeima paskubėjau iš Šilutės į Vilnių, tam, kad spėti atsisveikinti, bet atvažiavus aš pamačiau žmogų jau be sąmonės, sunkiai kvėpuojantį ir šalia stovėjo jos dukros. Sėdint prie močiutės, aš galvoju, Dieve, kas tavęs nepaleidžia? Kodėl tu taip stipriai laikaisi šio gyvenimo dar, būnant tokio lygoje, kančioje, išėjimo? Ir aš pamačiau, stovi tetos ir man tokia mintis atėjo. Tai yra dukros šitos moters ir jos visos yra susipykusios. Jos visos yra ant tokios įtampos santykiuose, kad aš būnant šalia ir tai jausdavau visus šitos dalykus. Ir aš įsivaizduoju, ką jaučia mama, kada mato susipykusius savo vaikus. Aš galvoju, kad yra pakankamai didelis skausmas mamai žinoti, kad jos vaikai nėra taikoje. Ir aš prie tos močiutės mirštančios lovas atsistojau ir pasakiau šitom tetom, sakau, dabar miršta jūsų mama. Ir sakau, jūs suprantat, kad jūs esat susipykusios. Kaip jūs galvojat, koks jos būtų didžiausias noras, apie ką jinai svajotų? Ir aš tikiu, kad jinai svajoja apie tai, kad jūs susitaikytumėte. Aš sakau, jinai girdi. Sakau, užmirštantis žmogus vis tiek girdi, vis tiek sąmonė dirba. Sakau, pabandykit garsiai vienas su kitu susitaikyti prie mamos mirštančio žmogaus, prie jos kūno. Ir jos vienas kitai išpažino atleidimą, išpažino atsiprašymą. Jos paprašė vienas kitos atsiprašymą, ten buvo labai daug ašarų, ten buvo labai daug tokio galbūt jau ir pozityvaus veiksmo, nes buvo apsikabinimai, buvo vienas kito priėmimas. Ir viską tai man, tada aš atsisėdau prie savo močiutės, paėmiau ją už rankos ir sakau, močiutė, tu girdi, jos susitaikė, tavo dukros yra taikoje, jos davė pažadą gyventi taikoje. Ir sakau, močiutė, nebijok mirties, dangiškas tėvas tavęs laukia, amžinybė prieš tave yra atverta. Ir sakau, tu gali keliauti. Ir tuo momentu jinai paskutinį kartą atsiduso. Ir va tokia graži istorija. Kažkas pasakys, tai sutapimas, kažkas pasakys, kad aš bandau kažką mistifikuoti ar dar kažkas. Bet man tai buvo atvejis, kuris parodė svarbą šeimos ryšių. Man tai buvo atvejis, kuris parodė begalinę jėgą ir poreikį mūsų sielų būti taikoje vienas su kitu. O ypač su savo tėvais. Šiandien aš esu tėvas, auginu vaikus ir mano didžiausias troškimas, kad tarp manęs ir mano vaikų nepasiliktų nuoskaudų. Kas nebebūtų mūsų gyvenime, visi mes esame žmonės, visi mes darome klaidas, mes einame per išbandymus, mes einame per dalykus, kurie
gali atnešti skausmą vienas kitam, ne visada mes galime išbudėti ir išlaikyti ramybę, bet kartais mes praleidžiame nuoskaudas, kartais mes patiriam tai, ko nenorėtumėm patirti. Bet aš žinau, kad visada yra paliktas toksai žodis, kad mes turime mokytis atleisti. Ir aš tikiu, kad mes turime mokytis ir atsiprašyti. Tai reiškia pripažinti, pamatyti tai, kur aš elgiuosi neteisingai. Ir šitos šventės artėjant, man norisi paklausti kiekvieno, užduok savo klausimą. Kokie tavo santykiai su tavo mama? Kaip jinai jaučiasi santykiuose su tavimi? Ar tu norėtum kažką pagerinti, ar tu norėtum, kad šitie santykiai būtų glaudesni, ar tu norėtum, kad šituose santykiuose atsirastų kažkas naujo. Ir aš pasakysiu, viskas yra tavo rankose. Reikia nelabai daug. Reikia surasti drąsos, pripažinti, kad esi klydęs. Už kiekvieną žodį, negerą, piktą žodį, už kiekvieną veiksmą, arba netgi neveiksmą. Nes kartais tėvai jautriai reaguoja, kada vaikai nepaskambina, neparašo, neatvažiuoja, neaplanko, nepadovanoja. Tiesiog užmiršo. Atrodo, nieko blogo jie nepadarė. Bet jie nepadarė tai, kas yra gera tėvams. Tai linkiu apmastyti tai ir drįsti padaryti kažką kitaip. Taigi, su šventėm, mamytės ir vaikai. Mylėkit ir būkit mylimos. Taip.